Eteryje laida apie gyvenimą ir psichologiją. Laidos vedėjas Andrius Kaluginas. Sveiki, gerbėmieji klausytojai. Laida Ego, pirmadienis, kaip visada, 2 valandą. Eteryje kalbamės apie psichologiją. Ir aš, laidos vedėjas Andrius Kaluginas, šiandien pristatysiu labai įdomią temą. Kaip ir anonsavome Facebook'e, kalbėsime šiandien apie melą. Ir šios dienos eteryje man talkins nuostabi mano kolegė, puikiai psichoterapeutė Genovaitė Petronienė. Sveiki, mėly klausytojai. Kaip tau atrodo, Genovaitė, melas? Kas tai per reiškinys yra? Aš kai galvojau apie šitą laidą, tai nejučia man atėjo tokia mintis, kad dabar visas pasaulis yra paskendęs mele. Reklama faktiškai yra melas. Politikoje, įsivaizduokim, kad politiką, kuris sako tai, ką jis iš tikrųjų galvoja. Tai yra tiesiog nesąmonė. Protokolo pagrindai, santykiai tarp vyrų ir moterų, viskas ištisai yra grįsta melu, didesniu ar mažesniu. Aš neįsivaizduoju pasaulio be melo, tiesą sakant. O kaip tu manai? Tikrai taip, melų yra išties labai daug, bet yra paradoksalu, kad visi mes žinome, jog meluoti yra negerai. Negerai. Ir iš etinių sumetimų, ir iš psichologinių, negerai. Bet specialistai yra paskaičiavę, melo psichologijos specialistai yra paskaičiavę, kad vidutiniškai per dieną žmogus meluoja nuo 5 iki kelių dešimčių kartų per vieną dieną. Va, aišku, šiandien mes kalbėsime apie tai, ką laikyti melu, ką laikyti nemelu, pavyzdžiui, netiesa ir taip toliau. Šiandien bus apie tai kalbama nemažai. Tiesiog norėjau pasakyti, kad labai dažnai melo priežastis būna pakankamai banalios, sakykime, tokios buitinės, nes kodėl mes meluojame? Labai dažnai meluojame iš mandagumo. Labai dažnai meluojame, pavyzdžiui, imituodami emocijas. Arba tiesiog nenorint skaudinti artimo žmogaus ar užkrauti kitam savo problemų. Todėl ir meluojame. Pavyzdžiui, galima laikyti melu, jeigu mūsų kažkas paklausia, kaip reikalai. Ir mes jiems sakom, ai gerai. Tai šiaip čia jau yra kvalifikuojama kaip melas. Nes mes nesakom visos tiesos tam, kad, yra tokios tradicijos. O įsivaizduokite, jeigu jūs visiems į paprastą klausimą atsakinėsit, kaip reikalai, pavyzdžiui, ir imsit pasakoti ilgą istoriją, kaip iš tikrųjų pas jūs reikalai. Tai blogai baigsis. Kuo tai baigsis? Man atrodo, kai kurie žmonės labiau paskendę melę, vis dėlto ir, pavyzdžiui, psichopatai. Taip. Tai jau meluoja kaip reikalas. O yra tokių žmonių gana dorų, net keista. Ir paklausus jį, kaip reikalais iš tikrųjų pasako sutrumpintą reikalų padėtį. Ir aš kartais sutinku tokių žmonių ir man labai žavu būna, labai gera. Atrodo, kad jie atėjo iš kito šimtmečio. Taip, įdomu. Mes taip pat šiandien šnekėsim apie melą kaip psichologinę problemą, tai yra sutrikimus, jie vadinami yra pseudologija arba mitomanija, tai irgi apie tai kalbėsim. Taigi, gerbėmieji klausytojai, šios dienos tema – melas ir melo psichologija. Eteryje laida Ego, prie mikrofono psichologas Andrius Kaluginas. Taigi grįžtam į eterį, priminsiu, šiandien kalbame apie melą, apie melo psichologiją. Kartu su psichoterapeutė Genovaitė Petronienė. Melas. Šiaip tai aišku, šita tema pasirinkta neatsitiktinai, nes, kaip žinia, vakar buvo smagi melagių diena, balandžio 1. Nežinau, kiek kam ir kaip pavyko apgauti savo draugus, artimuosius ar papokštauti. Bet noriu pasakyti, kad tai yra šventė ne tik Lietuvoje, jinai švenčiama visam pasaulyje, tiesa, skirtingos ten yra to šventimo datos, o yra netgi viso pasaulio melagių konkursai. Ir jie tie konkursai vyksta Didžiojoje Britanijoje ir Prancūzijoje skirtingu, aišku, laiku. Tai va, laikoma melagių sostinė Prancūzijoje yra toksai Moncrabo miestas, ten vyksta pasauliniai melavimo čempionatai, tai būna vasarą, o rudenį Didžiojoje Britanijoje Stantonbridge mieste vyksta antras pasaulinis melagių čempionatas arba melagių konkursas. Tai, kad melų yra tikrai daug ir yra netgi vis konkursai ir mes kartais meluojam tam, kad papokštauti, tam, kad pasijuokti, tam, kad praskaidrinti kažkokios nūdienas ar tą rimtumą, bet dėja tai būna ne visada. Ir tas mūsų kasdienis melas, ar mes meluojame, mums dėja yra
liūdnesnis už melagių konkursus ir už balandžio 1 dienos pokštavimą. Nes melas yra sudėtinga tema ir yra dėja, tenka pripažinti, kaip mes ir kalbėjom, kad tai yra mūsų kasdienybės dalis. Bet kalbant apie melą, kyla išties daug klausimų. Kasgi tas melas? Ar tai yra kūryba, ar šaltas išskaičiavimas? Ar tai yra psichologinis savisaugos mechanizmas, ar piktybiniai ketinimai? Menas ar nuodėmė? Genovaitė, kaip tu man? Kai tu šitaip suformulavai tą mintį iš tokio moralinio požiūrio taško, tai aš iš karto atsiminiau 2 istorijas. Viena istorija. Penktadienį mano kolega psichologas per superviziją pasakoja, kaip pas jį ateina tokia pacientė, kur jau koridoriumi eidamas jisai sudreba. Jis sėdi su tokio modiniam kelniam, veidas nuožmus, jis sako, man primena atominį karą. Ir sako, jeigu tokią moterį pamatyčiau gatvėje, aš su ją niekada gink-dieve nesikalbėčiau. Ir Kodėl? Paskui paaiškėjo, kad ta moteris turi smarkę smurto istoriją ir pati yra pilna įsiūčio. Ir tas įsiūtis matosi jos veide. Ir iš tikrųjų jam sukelia baimę, šiek tiek pasibjaurėjimą. Ir dabar, spėkime, ar tas psichologas bent ką nors iš to savo jausmo parodo tai klientai? Be jokios abejonės ne. Jis atvirkščiai stengia sukurti taikę, draugišką atmosferą, galbūt ir nesako, kad jūs nuostabus šiltas žmogus, bet niekaip neparodo, ką jisai jie jaučia ir kokia jinai jam atrodo. Tai čia yra savotiškas melas. Taip, tai yra savotiškas melas, bet aš manau, kad taip meluodamas jisai tą žmogų gali išgydyti tokiu melu. Dabar kita istorija. Čia jau mano pačios klientė prieš keletą metų lankėsi. Jinai draugavo su vaikinu, pirmą rimtą meilę, ne tik draugavo ir pragyveno 3 metus. Ir štai vieną savaitgalį, jie dar šeštadienį kalbėjo apie tai, kokie jų bus vasaros atostogų planai, taip pat kabo prieš nosį vestuvių planai. Ir štaiga sekmadienį tas vaikinas jai pareiškė, žinai, vis dėlto mes skirkimės. Aš jaučiu, kad negaliu duoti tai, ko tu nori. Ir tada jinai jo klausia, tai palauk, kaip čia vestuvių planai, kaip čia viskas atsitiko. Ir kas atsitiko apskritai? Kas atsitiko, kada tu tai sugalvojai? Jisai sako, sugalvojau prieš porą dienų, sako, pats to nežinojau. Jinai, aišku, tuo nepatikėjo ir jis jai padeda išsikraustyti ir jinai išvažiuoja. Jokių kitų paaiškinimų. Jinai ant jo pyko, kaip pas mane atėjo, pyko dar metus po to. Ir sakė, susitikčiau gatvėje, iš tikrųjų nenorėčiau sveikintis. Tai tokios rūšies melas, iš tikrųjų, man irgi buvo jos nuoširdžiai gaila. Gal vaikinas nežinia, kas ten su juo buvo, bet vis dėlto jinai buvo grubiai, baisiai apgauta ir dėl to labai kentėjo. Tai toksai melas tikrai sunku pasakyti, ar tai galima būtų vadinti. Na, jeigu jis būtų bent kažkaip tai priekaištavęs jai, kad jie, štai mes nesutarėm, kažkas negerai. O dabar tiesiog viskas gerai, jis jai meluoja iki paskutinio. Be jokios kitos moters pas jį nebuvo, kas įdomiausia. Meluoja iki paskutinio, prisiekinėja meilį ir paskui sako viskas viso gero. Tai toksai melas, aišku, čia, kaip sakai, labai liūdnas dalykas, nes šiaip tai ta melagių diena atrodo bent kartą per metus žmogus gali legaliai pameluoti, legaliai padaryti ką nors blogo. Bet kai daromas toksai blogas, tai aišku labai sudėtinga ir šventų melų to nepavadinsi. Tikrai ne, nes jeigu žmogus meluoja, bet nuo to melo nukenčia kiti žmonės, tai yra tikrai tragedija, yra tikrai baisu. Jeigu tu meluoji dėl kažkokio pramogos, tai čia vienas dalykas, bet jeigu nuo to kenčia žmonės ir netgi taip dramatiškai kenčia, iš tikrųjų tai yra labai didžiulė bėda. Arba dar aš atsiminiau vieną tokį dramatišką atvejį. Buvo toksai vyrukas, fizikų bendrabutė, dar tais laikais, kai aš pati ten mokiausi, ir jisai sakydavo moterims, kurias norėdavo, merginoms, kurias norėdavo užkalbinti, sakydavo, aš tave myliu ir tave vesiu. Ir tokiu būdu jisai turėjo begalinį pasisekimą tarp visų merginų. Nuostabus melas, ar ne? Nuostabus melas, bet labai jau patiklios tos merginos kažkokios naivokos, sakyčiau. Gerai, taigi, kalbamės toliau apie melą, grįšime neužilgo. Geras FM reklama. Nepamirštamas įspūdis visai šeimai. Su akrobatais, šokėjais ir net 3 pasaulio rekordininkais. Tai Ugninė Afrika. Jūsų miesto arenoje jau balandžio mėnesį. Su Lukoil ir Kamelija kortelėmis gausite net 50% nuolaidą. Ugninė Afrika. Tai daugiau nei cirkas. Ugninė-Afrika.lt Radio stotis Geras FM. Geriausi visų laikų ir šių dienų hitai. Geras FM.
Eteryje laida Ego. Prie mikrofono psichologas Andrius Kaluginas. Taigi kalbamės apie melą. Šiaip norėjau pasakyti, kad apskritai ką laikyti melu. Mes truputį vėliau pakalbėsim apie melo formas, kadangi jų yra ne viena ir ne dvi. Melas yra skirstomas, bet šiaip, kada mes kalbame apie melą, tuomet mes turime omeny sąmoningai nuslėptą tiesą. Sąmoningai. Nes mes bandom iškraipyti tą tiesą arba nutilėti ją, bet darome tai sąmoningai. Tuomet tai yra laikoma melu, nes reikia skirti melą nuo netiesos. Netiesa yra laikoma toks teiginys arba pasakymas, kada žmogus nežino, nusiklysta, pavyzdžiui, kada paklausęs ten, ar namie tavo mama, o žmogus nežino ir sako, taip namie, jos nėra. Tai yra netiesa, tai yra nesąmoningai pasakytas neteisingas teiginys. Tai va, mes kalbamės apie melą. Čia norėjau pabrėžti, kad būtent apie sąmoningai nuslėptą tiesą. Taigi yra melas. Mes čia pradėjom su Genovaite nagrinėti vieną iš tokių melo, sakykime, krypčių. Vadinamas tas baltas melas arba dar šventas melas. Tai tokiu melu laikomas toks pasakymas, nuo kurio, kaip ir išaiškėjus tiesai, nieko pernelyg tam žmogui, jis nesijaučia įžeistas ar nukentėjęs. Va, tai faktiškai baltas melas yra taikomas labai dažnai. Va, ir žiūrėkime, tas vadinamas placebo efektas, tai irgi yra balto melo rūšis. Jo yra labai daug. Taigi, kada iš tikrųjų galima meluoti, kada negalima. Kada mes vadiname vieną melą baltu, o kada jisai iš tikrųjų yra baisus tas sąmoningas melas. Genovaite, apie šitą formą balto melo. Kada galime meluoti? Oi, labai yra daug situacijų, kuriuose tiesiog reikia meluoti. Vat, pavyzdžiui, čia ir tai yra ne mano sugalvota. Jeigu paskaityti medicinos psichologijos rimtų tekstų, tai kaip pasakyti žmogui apie ligą, pavyzdžiui, apie vėžį, apie šizofreniją. Anksčiau buvo toksai požiūris. Nieko nesakyti, galbūt giminaičiam pasakyti, visi vaikšto aplink žmogų, jis mato, kad visi kažką žino, pats kažkokias dar didesnės baisybės įsivaizduoja, bet negali sužinoti tiesos. Dabar gydytojai pradėjo perlenkia į kitą pusę. Ir aš labai dažnai išgirstu iš pacientų, kad jis atėjo pas gydytojas sako, jums yra šizofrenija, jeigu jūs negersite vaistų, tai po poros metų jūs visai išprotėsite. Arba sako, liko jums čia nedaug gyventi, taigi ruoškitės, rašykite testamentų, žmogus vien nuo tokios minties gali paprasčiausiai numirti. Ir netgi aš žinau tokį atvejį, čia per televizijas daug rodė, kad iš tikrųjų žmogui buvo per klaidą pasakyta, kad jis serga mirtina liga, nuo kurios mirs per keletą savaičių ir jis mirė tą pačią naktį. Ir įdomiausia buvo, kad jo organizme jokios ligos per skrodimą nebuvo rasta. Tai yra gydytojai suklydo, bet iš to siaubo. Tai va tokiais atvejais, aišku, kad yra geriau, ne tai, kad meluot, bet sakyti tą tiesą po truputėlį, žmogų paruošiant, žiūrint, kaip jis reaguos. Arba, pavyzdžiui, kita visiškai švento melo rūšis. Yra taip irgi visuotinai priimta, įsivaizduojama, kad sakyti apie ankstesnius meilės nuotykius, ypač apie jų seksualinės smulkmenas, mylimam žmogui, sutuoktiniui, tikrai nėra prasmės. Nes tai gali negrįžtamai sugadinti santykius, pasitikėjimą santykiais, atsipalaidavimą. Tiesiog reikėtų šituos dalykus paprasčiausiai, paslėpti ar tiesiai pasakyti apie juos nebus kalbama, nutilėti įvairius dalykus. Ir irgi, o kam tos smulkmenos reikalingos? Arba dažnai, sakysime, toks šventas melas kaip vaikai ar netgi tie patys sutuoktiniai vienas kitam nesako apie kažkokią savo problemą, stengiasi sutvarkyti patys ją, nes žino, kad, tarkim, seni tėvai patys blogai jaučiasi, turi savo bėdų, jeigu tenais dar praneši jiems, kad tau čia bankrotas kažkoks pinigų trūks, tai irgi gali žmogus tai pradėti pergyventi, kad numirs arba depresija jam prasidės kokia, ar tikrai reikia jį apkrauti tom bėdom. Tai vat kiek yra variantų, kai tikrai reikia nuslėpti tiesą. Ir visi jie labai protingi. Tikrai, be to aš dar norėjau pasakyti, kad yra profesionalus melas, yra profesijos, kuriuose melas yra darbo dalis. Pavyzdžiui, žvalgai. Jų visas darbas yra meluoti, bet dėl valstybės gerovės. Žvalgai yra profesionalus melagiai. Pavyzdžiui, aktoriai. Jie vaidina scenoje ir kuo geriau jie pameluos,
suvaidins tas emocijas, šypsenas arba ašaras, tuo mes žiūrovai labiau įvertinsim, bus labai gerai. Tai va, aktoriai, žvalgai, pavyzdžiui, cirko tie fakyrai arba tie iliuzionistai, tai yra profesionalas melagiai, jų darbas yra toks. Nepaslaptis, kad kartais ir žurnalistai, ir psichologai taip mėgsta. Tai va, ta prasme, kad nereikia taip jau kategoriškai baidytis to melo, kaip ir tu sakai. Gal svarbiausia būti sąmoningu toje vietoje, suvokti, ką darai, dėl ko darai, koks motyvas. Ir prisimti tą atsakomybę. Jeigu jau tu ėmiesi melo, bent jau žinot, kad nenukenties kiti žmonės ir žinai, vardan ko tu meluoji. Va, taip gal galima pasakyti. O ne siekti išnaudoti kitą žmogų savo melu, nemanipuliuoti kito žmogaus. Tai va, ir aišku, čia ta riba yra pakankamai trapi. Bet čia jau sąžinės dalykas ir atsakomybės tos prisijėmimas. Ir dėl to labai sunku va taip suskirstyti juodą baltą, ar ne, čia melas, čia nemelas. Tai didelių apmąstymų sritis. Tikrai taip. Mes toliau kalbėsime apie melo formas. Ten jau bus biškiai aiškiau, ką laikyti melu ir kaip. Taigi, grįšime. Eteryje laida apie gyvenimą ir psichologiją. Laidos vedėjas Andrius Kaluginas. Studijos telefonas 264 06 06. Vilniaus kodas 85. Skambinkite, klauskite, dalinkitės. Taigi kalbėjom apie vadinamą baltą arba šventą melą. Tačiau, kaip ir minėjau, yra ir daugiau to melo variantų. Na, aš, pavyzdžiui, iš karto galvoju apie melą savo, nes daugelis mano... Čia labai rimtas dalykas. Čia iš viso sunku pasakyti, ar dažnai žmonės suvokia, ką jie patys iš tikrųjų jaučia, ko jie nori. Ir mano klientės yra tipiška tokia melo savo forma, ateina jos su kažkokiu simptomu, joms tarkime, ar tai depresija, ar tai per daug nervingos, klausia kaip santykiai, sako gerai, vyras yra tiesiog likimo dovana, viskas puiku. Na, gal tenais truputį per daug darbų, per daug rūpesčių. Psichoterapijos eigoje išryškėja, kad vyras yra ne tai, kad likimo dovana, bet visai blogai su juo, neaišku, gal jau skirtas, gal ką, bet žmogus to iš pradžių visiškai nesuvokia. Ir paskui tokia moteris, aišku, gali padaryti, kaip toj pirmoji istorijoje tas vaikinas, kur vieną dieną pareiškia, kad skiriasi, bet ne dėl to, kad jinai specialiai va taip atslėpė. Jinai nesuprato, jinai visom pastangom stengiasi sulpinti tuos blogus jausmus, meluoti savo, net nežino, kad meluoja savo. Ir va tokiu būdu gaunasi vis dėlto melas ir tas žmogus jaučiasi apgautas, kai jinai užsitraukia visas nuoskaudas, kurias kaupia daug metų, pati to nesuprasdama. Šiaip tai psichoanalizai, tai tas melas savo vadinamas paprastų pavadinimų, gynybos mechanizmai, kad kiekvienas žmogus iškreipinėja vienu kitu būdu, pavyzdžiui, paranojikas, atsikėlė iš lovos iš ryto ir jis nesupranta, kad vakaris per daug galbūt išgėrė, arba šiaip yra tiesiog nuliūdęs, pavargęs, jisai galvoja, kas man vėl pakenkė, kur tai priešai. Jisai bando sugalvoti, ieškoti. Gal kaimynas per daug garsiai kala, gal valdžia bloga. Tai yra visiškas melas, totaliai iškreipinėja realybę, bet jis ją iškreipinėja ir jam tai yra visiškai normalu. Tai kiek tie žmonės, o dvasiniuose judėjimuose, pavyzdžiui, kaip sakoma, kad žmonės iš viso kaip automatai yra, jie iš vis nesuvokia, ką jie daro, dėl ko daro. Na, tai baisiai aš negalvočiau apie žmonės, bet manyčiau, kad vis dėlto tikrai suprasti, ką tu iš tikro galvoji ir jauti, tai reikėtų dar gerai padirbėti. Bet tie, kurie supranta, jie turi daugiau energijos. Apsimelavimas savo, čia irgi prisiminkim gerą Dėdulę Freudą, kad kuo tu daugiau savo meluoji, tuo tu daugiau eikvoja energijos užslopinti tiesai. Tarsi turėtum dvi šlangas ir tu ten leidi benziną, kad kažkas slopintų tą tiesą, gamintų dūmus, gamintų dekoracijas kitas, kad tu tikrai patikėtum, kad valdžia kalta arba kad vyras geras. Na ir aišku, tada tu esi toksai vargšas, prislobęs. Taip, ir tas melas savo, man irgi dėja tenka ir konsultuojant dažnai susidurti su ta problema, kada žmogus ateina, meluoja savo bet kas yra blogiausia tame, jisai nenori žinoti tiesos, jisai nenori pripažinti, pavyzdžiui, savo problemos. Jisai tarsi gyvena, kaip tu ir sakei, jisai tarsi gyvena kažkam jam komfortiškam tokiam pasaulėlį ir yra pakankamai sunku netgi psichoterapijos metu atverti jam akis ir parodyti jam, kad realybė yra kita, o ne tik tai jo sugalvota ir tas sugalvotas pasaulis ir yra grindžiamas būtent melu savo. Kodėl žmonės meluoja savo?
sunku pasakyti, žinoma, tai bent jau man savo praktikų tenka susidurti su tuo, kad arba keliant savo savivertę, pavyzdžiui, perdedant savo kažkokius savybės, Visiškai gabumus. pritariu, ypatingai dažnai taip vyksta. Bet būna ir kada žmonės pernelyg nuvertina save. Savivertė, kada žema. Pavyzdžiui, kada jam sako, oi, gražiai šiandien atrodai, o žmogus, sako, nu ką tu čia baig. Nu, ta prasme, tai yra objektyvus komplimentas, o žmogus nenori to pripažinti, tai irgi yra saviapgaulė. Taip, jam gal, pavyzdžiui, patinka jaustis didžiausių pasaulyje kankinio, dabar jam sakys, kad jis gražiai atrodo. Netitinka. Netitinka, taip. Ir todėl gaunasi, kad žmogus vėl ir vėl meluoja savo. Jis nenori pripažinti vienais atvejais, nenori pripažinti išties gerų dalykų, kuriuos girdi iš aplinkinių, gerų savybių, kada apskritai jį gyrė. Jisai to nenori pripažinti ir tokiu būdu jo savivertė smunka. Kita vertus, vėl būna žmonių, kurių tikrai dažnai pasitaiko, bent jau konsultacijos metu, kurie pervertina savo visas galimybės. Ir čia, aišku, visai verta susimastyti, kiek mes patys meluojame savo. Ir kokia to yra priežastis. Žinoma, šitas klausimas yra sudėtingas ir kartais netgi atsakyti jį neįmanoma. Bet tiesiog, jeigu pastebėtumėm, kokiuose situacijose mes meluojam savo, gal mes grįžtumėm tiesiog prie adekvačios realybės. Ir moteris dar skirtingai meluoja savo. Aš pastebėjau, kad labai daugelis vyrų meluoja savo, kad jiems nereikia prisirišimo. Kad jie tokie stiprus, viską gali, o moteris dažnai meluoja savo, įsivaizduoja save tokiamis vargšėmis, prilipusiamis, kuri be vyro jokios laimės neturi gyvenime ir bando įsikalti. Ir visa kultūra joms kala tai galva. Apskritai, vyrų ir moterų melas yra skirtingas. Labai. Ir netgi ir melas savo, ir melas viena kitam. Taip. Tikrai tas lytinis yra paskirstimas vienareikšmiškai, nes moteris, manoma, kad moteris meluoja gudriau. Vyrai, kažkaip paprasčiau, tiesmukiau, rimčiau, sakykime taip. Tai čia irgi dar atskira tema. Moteris meluoja geriau, kaip sakoma. Moteris tikrai taip. Ir tai yra įrodyta psichologiniais tyrimais, apklausom ir taip toliau. Ir jautresnės pastebėdamas melą, beje. Be jokios abejonės. Čia dar galima atskirti vaikų melas. Tai yra visiškai atskira tema. Šiandien apie ją nekalbėsim, bet kaip meluoja vaikai, šantažuodami savo tėvus. Tai čia reikėtų pasimokinti. Taigi, vyrų ir moterų melas, skirtumai, apie tai pakalbėsime po pertraukėlės. Prisijung prie Geras FM Facebook kanalo. Prizai čia dalinami kiekvieną dieną. Spausk dalintis ir pakviesk draugus. Prizų užteks visiems. Ieškok mūsų facebook.com /Geras FM. Eteryje laida Ego. Prie mikrofono psichologas Andrius Kaluginas. Truputį palėtėm temą vyrų ir moterų skirtumus meluojant arba vertinant melą, bet gal prie jos grįžime kiek vėliau. Dabar tiesiog norėjau pasakyti, kad melo psichologijoje arba nagrinėjant melą psichologai dažniausiai skiria jį į kelias formas. Taigi, psichologiškai yra kelios pagrindinės melo formos. Pati populiariausia ir dažniausiai pasitaikanti mūsų gyvenime melo forma yra nutylėjimas. Taip, gerbėmiai, nutylėjimas yra psichologiškai priskiriamas prie melo. Kita melo forma yra tiesos arba informacijos iškraipimas, vadinama dalina arba pusėtinė tiesa, kada mes truputį kažką pagražinam, pavyzdžiui, iškraipom. Jeigu įmant šitas dvi pačias dažniausiai pasitaikusias melo formas, tai žinoma, nutylėjimas yra dažnesnis, kadangi nutylėti yra paprasčiau, psichologiškai paprasčiau nei tiesmukai ir tiesiogiai apgaudinėti. Ir žmogus sako, aš nemelavau, aš tik tai nutylėjau, aš tik tai nepasakiau, bet aš tai nemelavau. Ir jisai psichologiškai tarsi jaučiasi nekaltas, tarsi jaučiasi nemelagis. Tuo tarpu mes, psichologai, nutylėjimą taip pat drąsiai priskiriame prie melo formų. Yra mažiau populiaresnės, bet taip pat irgi priskiriama prie melo formų, tai yra visiškas melas, tai kada žmogus tiesiogiai tiesmukai meluoja, pavyzdžiui, kad būdamas Kaune, sako, kad jisai yra ten Alytuj.
Tai yra tiesioginis melas. Pasitaiko ne taip jau retai. O aš tokį pavyzdį labai puikų tiesioginio melo. Vienos, reiškia, klientės dukra, jinai rašė vieną dienoraštį savo, o kitą mamai. O. Tai jis sugalvojo ištisas istorijas, kas iš tikrųjų buvo visai kitkas. Matai, įdomu, kokiu tikslu jinai tai darė. Na be abejo, mama buvo tragiškai kontroliuojanti, ten vaikas gyveno kaip konclagerį ir jinai tai pasirinko kaip vienintelį būdą išgyventi, nes manė, kad mama žinojo, kad dukra meluoja, bet kad taip smarkiai meluoja, jau mama negalėjo įtarti. Tai čia kaip ir iš nevilties gaunasi jinai melavo. Tai buvo kova ir kova pragalvota, tokio mažo vaiko jau gerai pragalvota, nes jinai buvo priversta tai daryti. Bet jeigu apie iškraipimus dar kalbėti, nedidelius tokius, tai sakysim, prieš skyrybas labai dažnai vienas, tarkime, iš poros paskelbia, kad viskas jau nebegali daugiau skirsis ir tada jam tas kitas sako, tai kaip čia liktai gerai gyvenam. Ne, jis sako, aš jau tau anksčiau sakiau, kad tu man dėmesio nerodai, pinigų trūksta, bet tai sako, tai tvarkoja, aš girdėjau. Tai sako, tai aš tau nemelavau, tu žinojai, kad man tas netinka. Tai čia tipinis tas dalykas. Bet šitas žmogus jis pasakė, tu man nerodai dėmesio, bet jis nepasakė, klausyk, jeigu to dėmesio nebus tiek ir tiek, tai aš su tavim skirsiuos, nes aš jau nebegaliu ištverti. Į šitą momentą taip gražiai nutilėjo. Jis tiesiog šiaip skundėsi, truputį. Ir dabar jis gali jaustis teisus. Tai ne, aš tave apie viską perspėjau. Taip, tai dažniausiai naudojant nutilėjimą arba tokį smulkų iškraipimą negriaužia sąžinė, kaip vadinama. Sako, aš nemelavau. Ir sąžinė kaip ir švari. Tai, bet, gerbėmieji, psichologiškai tai vis tiek yra melas. Toksai pat melas kaip ir simuliavimas, pavyzdžiui, taip pat yra priskiriama prie melo. Apsimetinėjimas arba visokie perdėjimai, kada mes perdėjim savo ten sielvarto emociją arba ten džiaugsmo, kada, pavyzdžiui, juokiamės iš šefo anekdoto, kuris yra visiškai nejuokingas, bet mes rodome džiaugsmo emociją, nes tai yra paprasčiau pasijuokti, nusišypsoti dėl viršininko vadovo anekdoto, nei aiškinti, kad jisai turi blogą humoro jausmą. Ir panašiai. Taigi, visa tai yra melo formos. Pagrindinės jų yra iškraipimas ir nutilėjimas, dažniausiai pasitaikančios, o iš tų dviejų nutilėjimas yra pati dažniausia melo forma. O kodėlgi žmonės meluoja, priežastis, motyvai ir tikslai, apie tai pakalbėsime jau kitą valandą po žinių. Taigi grįžtame po naujienų pertraukėlės. Priminsiu, šiandien Ego laidoje kalbamės apie melą, apie melo psichologiją. Su manim kartu studijoje priminsiu mano kolega, psichoterapeutė Genovaitė Petronienė. Taigi, melas. Daug jau mes apie tai pasakėme, bet tema yra tiek plati ir tiek įdomi, kad visko tikrai nespėsime aptarti, visų niuansų, bet bandom išskirti svarbiausius dalykus, kas yra psichologiškai svarbu, kalbant apie melą. Tai va vienas iš tų dalykų, kurį mes truputį minėjom jau praeitą valandą, kad yra skiriasi moterų, vyrų ir vaikų melas. O čia kyla kitas klausimas, nuo kadagi atsiranda tas melas, iš kur jisai atsiranda ir kada žmonės pradeda meluoti. Tai va, psichologo paskaičiavimais yra nustatyta, kad pirmieji melo bandymai jau yra būdingi 5-6 metų vaikams. Ir taip pat yra laikoma psichologų, kad 7 metų vaikai jau turi normalius melavimo įgūdžius. Tai va tas vaikų melas, iš kur dygsta kojos melo. Nes Genovaitė man papasakojo labai gražią istoriją, kol mes buvom pertraukoj, tai papasakok apie tą melą vaikystėje. Aha. Na taip, mano patirtis visiškai atitinka psichologų paskaičiavimus. Pirma istorija. 5 metų aš pavagiau iš parduotuvės kastuvėlį. Oho, kaip drąsiai tu čia kalbi. Bet tuo metu dar buvau toks geras vaikas ir taip susigraužiau ir dar, tiesą sakant, galvojau, kad Dievas mane nubaus, kad aš nunešiau tą kastuvėlį kitą dieną pati į parduotuvę, padaviau nustebusiai pardavėjai, pasakiau, kad aš pasiskolinau ir pabėgau. Labai susigėdusi. Va, bet paskui jau buvo kitaip ir jau, kaip buvau vyresnė, aš pamenu, kažkur tai 7-8 metų aš jau gerai įsisavinau melavimą, tėvai mano buvo krešti ir be abejo, kaip visi vaikai, aš šį bei tą padarydavau ne taip. Ir mes su broliu, tėvai užrakindavo retkarčiais keletą spintelių, kartais vieną kambarį užrakindavo, kad mes ten nelįstume, kai nereikia. Ir mes tarp tėvo raktų, tarp įrankių susiradome raktus, kitus prisitaikėme ir viską atsirakindavome.
Sėkmingai paskui tais pačiais raktais atsirakino mokyklą ir jokio sąžinės graužimo žinoma nejautėm, nes labai norėjosi vis dėlto laisvai įeiti kur nori, daryti ką nori. Laisvės, žodžiu, norėjau. O mano brolis taip gerai išmoko meluoti, aš dar nebuvau tokia patyrusi, kad jis meluodavo netgi man, net ne vien tėvams. Ir aš jau atsimenu. Kiek metų buvo tada? Man buvo metų 8 kažkur tai, o brolis buvo 3 metais vyresnis. Tai jis jau tada buvo labai geras melagis ir net dabar, būdamas suaugęs, jis kartais meluoja, bet meluoja va taip pat kaip daugelis lietuvių, tarkim, kaip žvejai meluoja, kad jie pagavo labai didelę žuvį. Jis giriasi, kad vyko kažkas labai įdomaus. Šitą melavimo formą vadinasi perdėjimas. Taip, kaip jis pasiekė kažką, tai kaip daugeliui moterų jis patinka. Jis taip ir dabar pameluoja. Ir aš visą laiką stebėjausi, o kam? Juk aš esu ne tėvai ir aš jo nebausiu. Na, bet jam patinka pameluoti. Jis matyt pats jaučiasi didesnis, įdomesnis tada. Ir be abejo labai kūrybiškas. Va, tai tu čia labai gerą tokią kryptį davei. Kam jisai meluoja? Vaikystėje tai tas melas nėra toks sąmoningas, ir vaikams mes paprastai atleidžiam tą melą. Va, bet jeigu kalbant apie jau suaugusių žmonių melą, čia ir kyla klausimas, kodėlgi žmonės meluoja? Koks yra melo tikslas? Tai vėlgi psichologai skyrė tokias 6 pagrindinės melo priežastis. Pagrindinė ir dažniausiai pasitaikanti tai yra geresnio įspūdžio arba įvaizdžio aplinkiniams sudarimas. Kada mes norime atrodyti protingesni, gražesni, pasiturintis ir panašiai. Va. Arba žmogus meluoja, kuomet ginasi patekusi į keblią kažkokią situaciją, bando išvengti kritikos ar kažkokio nepasitenkinimo ar iš gėdos jausmo. Bet čia viskas grupuojasi prie to geresnio įspūdžio arba įvaizdžio aplinkiniams sudarimo. Čia paprastai būna pagirūnai, pažadukai, čia visa šita publika. Moteris, kurios išleido per daug pinigų ir sako, kad batai iš tikrųjų kainavo 80 litų, o ne 300. Tai čia patekusi keblę situaciją, bando įsisukinėti. Tai va, tokia yra viena pagrindinių melo priežasčių, tas įspūdžio arba įvaizdžio sudarimas. Antra, labai dažnai pasitaikanti, tai yra visokiausių pranašumų siekimas. Žmogus, pavyzdžiui, kandidatas per pokalbį su darbdaviu pagražina save. Jisai mano, kad pamelavus, jisai gaus kažkokių pranašumų. Ištisos knygos yra tam, yra tokia knyga, pribloškite juos. Jis yra skirta darbui gauti ir kaip tu turi atsakinėti darbdavio klausimus, kiek tu turi primeluoti ir kaip tu turi primeluoti, kad tavim patikėtų. Tai visos ištisos knygos mokina meluoti, būtent atsižvelgiant į šitą priežastį, kad neva pamelavus žmogus įgauna kažkokių pranašumų, lyginant su kitais. Trečias punktas, trečias variantas ir trečias atsakymas, kodėlgi žmonės meluoja, tai vėlgi yra pakankamai dažnas variantas, bandydami išvengti bausmės, sankcijų ir visaip kaip įsisukti. Čia vaikai, jeigu meluoja vaikai, tai tie vaikai klausia, o ką daryti, tai atsakymas paprastas, tiesiog mažiau juos bausti ir kad jie mažiau jūsų bijos ir daugiau sakys tiesos. Kai žmogus neturi motyvo meluoti, jisai mažiau meluoja, tai tiesa. Tikrai taip. Ir dar yra 3 pagrindinės priežastis, kurios liko, apie kurias mes pašnekėsime kiek vėliau. Jo vardas kalba pats už save jau 25 metus. Sting pasaulinio turo Back to Base koncertas didžiausioje Lietuvoje Žalgirio arenoje Kaune Liepos 31 dieną. Bilietai prekyboje, bilietų pasaulio kasose ir ticketpro.lt. Sting Liepos 31 dieną. Specialiai Kaunui. 10 minučių. Ką galima nuveikti per 10 minučių? Galima išgerti kavos puodelį, tuo pačiu apžvelgti dienos spaudą. Arba išgerti kavos, paskaityti spaudą ir nuplauti automobilį. Nauja paslauga – plovimas rankomis tik per 10 minučių. Ar spėsi išgerti kavos puodelį? Išbandyk. Ekstra švara. Ukmergės 315C. Telefonas 8659 977 77. Dėmesio, automobilių plovykloje Ekstra švara plus teikiamos ir kitos paslaugos, odinių salonų taisymas bei restauravimas, vairo apsiuvimas oda, taip pat atliekami smulkūs kėbulo remonto darbai. Ekstra švara plus – viskas, ko reikia jūsų automobiliui.
Sveiki, noriu visus pakviesti į savo naujo albumo Metronomės pristatymo koncertus, kurių metu naujai nuskambės ir jums gerai pažįstami kūriniai. Susitikime prieš Velykas balandžio 6 dieną Alytaus miesto teatre ir balandžio 7 dieną Druskininkų Grand Spa Lietuva. Labai lauksiu visų. Pasilgau. Jurga. Bilietus į Jurgos Šeduikytės koncertus platina Bilietų pasaulis, Alytaus miesto teatras, Grand Spa Lietuva. Išankstiniai bilietai pigiau. Eteryje laida Ego. Prie mikrofono psichologas Andrius Kaluginas. Taigi kalbėjome apie pagrindinės melo priežastis, kodėl žmonės meluoja. Minėjau populiariausias 3 priežastis ir yra psichologų išskirtos dar 3 priežastis, dėl kurių dažniausiai žmonės meluoja. Tai meluoja žmonės siekiant kažkokio konkretaus, aišku, paslėpto, bet tik tai jiems žinomo tikslo. Dėl to savo slapto tikslo. Dažniausiai dėl šitos priežasties meluoja manipuliatoriai visokiausi, dėrybininkai ir kartais pardavėjai. Pavyzdžiui, sako, kad yra akcija, bet akcijos tai iš tikrųjų nėra. Ta prekė tiek kainuoja ir dabar. Ir po mėnesio kainuos, bet sako, tik šiandien, tik jums, tik už tokią mažą kainą. Taip. Ir jų tikslas yra parduoti prekę, o mūsų... Išaiškinti melagį. Taip. Taip pat dar mažiau dažnas, bet vis tiek pasitaikantis melas, kada žmonės bando atseit dėl kitų žmonių gerovės meluoti. Pavyzdžiui, ten darbe, kada vienas kolega prašo kitą kolegą, pridenk mane, jeigu viršininkas klaus, kur aš esu, tai pasakyk, kad aš pas odontologą, ar tuoj grįšiu. Iš tikrųjų, išėjo visai į kitą vietą. Tas tie vadinami pridengimai. Arba kada žmonės nenori tą kito draugo ar kito žmogaus kažkaip nuvertinti ir sako, labai gerai atrodai. Pavyzdžiui, ir mano, kad taip padaro žmogui malonę, nors iš tikrųjų jo pašnekovas galbūt nelabai gerai atrodo. Labai dažnai žmonas pridenginėja vyrus. Pavyzdžiui, jeigu vyras kažką tai tenais svečiuose išsišoka, kritikuoja, tai jinai sako, ne, čia Antanas tik tai juokauja, iš tikrųjų jis taip negalvoja, jis labai geras žmogus. Taip, čia beje, jeigu grįžtant truputį atgal prie vaikų melo, kaip mes išmokstame meluoti, be jokios abejonės, dažniausiai vaikai vaikystėje išmoksta meluoti iš tėvų. Pavyzdžiui, toksai pavyzdys, manau, kad pakankamai dažnas, kada sėdi šeima, pavyzdžiui, žmona, vyras ir vaikas ar vaikai, suskamba telefonas, pakelia ragelį žmona, pavyzdžiui, ir vyras iš karto jai šaukia, jeigu Petras pasakyk, kad manęs nėra namie. O vaikas tai viską girdi ir nelabai jisai suveda. Kaip tai dabar sakyk, kad nėra namie, jeigu tėtis namie? Taip ir išmokstame iš tėvų, iš tokių smulkmenų, taip išmokstame ir meluoti. Aš atsiminiau vienos klientės istoriją. Jos tėvai labai blogai šnekėdavo apie tetą. Visiškai ją laikė negerų žmogumi. Ir ta mergaitė, tikėdama, kad daro gerą darbą, tetai papasakojo, kad o iš tikrųjų tėvai šneka taip ir taip. Kuo mergaitė baigės? Teta ją iškoneveikė ir iš viso nustojo su ją bendrauti. Taigi mergaitė sėkmingai pasimokė, kad nereikia sakyti, kaip yra iš tikrųjų. Taip, dėja, jinai gavo barti už tiesą. Na, bet gal gerai, kad laiku pasimokė, nes jeigu jinai būtų tą padariusi suaugusiam amžiuje, sakysim, savo darbiniuose santykiuose, papasakojusi, tarkim, darbdaviui, ką šneka jos kolegos, tai jie irgi būtų panašiai pasibaigę. Vat kaip liūdnai vis dėlto viskas grįžta, iš tikrųjų yra melu. Ir nutilėjimais, tokiais esminiais nutilėjimais. Nes tie tėvai, tai tetai šipsodavosi į akis. Tikrai taip. Labai pamokant istoriją. Tai ir paskutinė dažniausia priežastis, žmonės meluoja dėl socialinių santykių išsaugojimo arba palaikymo. Tai yra kolektyvuose tam, kad adaptuotis. Dažniausiai, pavyzdžiui, palaikymas santykių, socialinių arba šeimos santykių, pavyzdžiui, vyrui geriau nutilėti apie naują žmonos sijoną, nei pasakyti, kad jisai ten jai visai netinka, nes tokiu būdu galime išvengti konflikto, kuris niekam nebus reikalingas. Būtent dėl šitos priežasties santykių ar socialinių ryšių išsaugojimo sakomi komplimentai, kurie yra taip pat savotiška melo forma. Tai veidmainiaujama dėl šitos priežasties, meilikaujama, pataikaujama ir panašiai. Būtent, kada mes siekiame išsaugoti socialinius santykius ir imamės meluoti,
užuot sakydami tiesą. Tai čia tokia pakankamai dažna aš dėstau auditorijos valdymą ir protokolo pagrindus, menininkams dėstau šitos dalykus, jie visą laiką bjaurisi, sako, na kaip čia galima rašyti visus tuos pagarbiai, mes, reiškia, sutiktume su jūsų pasiūlymu, bet dėja šiuo metu neturime laiko, bet ateityje su jumis būtinai bendradarbiausime, o iš tikrųjų turi minti, kad niekada nebendradarbiausi ir laiko turi, tik tiesiog tu nemėgsti, nenori šito. Jie visą laiką sako, tai kodėl tas sacharinas, kodėl žmonės tokie nenuoširdus. Sako, vat jau aš tai nerašysiu visų šitų. Ir paskui jie vis tiek anksčiau ir vėliau, jeigu jie nori daryti karjerą, jie turi pradėti sakyti visus tos komplimentus, rašyti tos pagarbius laiškus, nes nėra kitos, nors tai turi savotišką prasme. Pavyzdžiui, aš manau, kad prasme yra ne tik tai ta, kad įtikti ir sau gauti gerą vietą, bet taip pat sumažinti paranojos. Nes jeigu neparašysi visų šitų pagarbiai, nuoširdžiai, tai žmogus svetimas, na kažkoks tai nežinomas, tarkim, darbdavys ar kolega, jisai galvos, nu tai ką, kažkoks storžėvis čia man parašė. Nes visi rašo tos pagarbiai, nuoširdžiai, nors iš tikrųjų nėra ten nuoširdžiai, ypač nuoširdžiai žodis yra neteisingas padalykiniais žodžiais. Bet tai yra laiškais. priimta oficialaus bendravimo forma. Taip, kai tu apipili visų tuo sacharinu, kuris 100% yra melas, tada tave priima kaip mandagų žmogų. Tarsi taip, sudarai įspūdį mandagaus žmogaus. Taip. Tai va, taigi tokios yra 6 pagrindinės priežastys, kodėl žmonės meluoja. Bet turbūt bus labai įdomu pakalbėti, kaipgi atpažinti melagį arba melą. Yra tam tikros priemonės, pagal kurias galima suprasti, kad mums žmogus meluoja. Tai va, apie jas pakalbėsime kiek vėliau. Taigi, kalbame apie tai, kaip atpažinti melą. Nuo senų senovės jau žmonės pastebėjo, kad meluojant žmogus jaučiasi kitaip, nei sakant tiesą. Va, pavyzdžiui, senovės Kinijoje ir senovės Indijoje įtarus, kad žmogus meluoja, jam liepdavo duodavo kramtyti ryžių miltų. Ir jeigu tas įtariamasis žmogus galėdavo paskui ramiai išspjauti iš burnos šitos miltus, vadinasi, jisai yra nekaltas, buvo laikomas nekaltas, nes būtent senovės Indijoje ir senovės Kinijoje pastebėjo, kad meluojant žmogui perdžiūva burna. O jeigu yra burna perdžiūvus, vadinasi, jisai negalės išspjauti šitų miltų ir jie ten liks toj burnos ertmėj. Tai va, buvo toks būdas atpažinti melagį su ryžių miltais. Pavyzdžiui, o Afrikos šamanai Afrikoje yra pastebėję, kad žmogus, jeigu jisai meluoja, tuomet jam virpa rankos, nes jisai visgi bijo meluoti. Tai išnaudojant būtent šitą savo pastebėjimą, Afrikos šamanai įtariamajam žmogui, jeigu jis buvo įtariamas melu, duodavo kalbėti per tą kalbą, duodavo jam laikyti kiaušinį, paukščio kiaušinį. Ir buvo manoma, jog jeigu žmogus sumeluoja, tada ranka jam sudreba ir jisai tą kiaušinį sugniaužia ir sutraiško. Vadinasi, jisai buvo pripažintas melagiu. Jeigu jisai normaliai gali išlaikyti visos kalbos metu tą kiaušinį jo nesutraiškęs, vadinasi, jis sako tiesą. Tai va, taip bandė atpažinti melagius senų senovėje. Šiuolaikinėje psichologijoje yra išskirti specialūs būdai ir metodai, kaip atpažinti melą ir melagį. Jie yra dažniausiai skirstomi į kelis lygmenis. Tai yra stebint jo neverbalinę kalbą, tai yra kūno kalba, kaip žmogus mums sako. Tai yra vienas lygmuo. Antras lygmuo yra jo žodžiai, tai yra verbalika, ką žmogus mums sako ir kaip tai derinas ir nesiderina su logika, pavyzdžiui. Ir trečias lygmuo yra fiziologinis, kaip reaguoja kūnas žmogui meluojant. O tas būtent tokie skirimai, jie pagristi tuo, kad melas yra nebūdingas natūraliai žmogaus būsenai ir jo įprastiems veiksmams. Taigi meluodamas žmogus jaučiasi nekomfortiškai, žmogus ir jo kūnas jaučiasi nekomfortiškai, tarsi patiria tokį mini stresą ir tas mini stresas atsispindi būtent jo kalbos virpesy, kūno kalba ir fiziologija, pavyzdžiui, išrausta. Ir būtent todėl yra išskirti tie būdai, pagal kuriuos galima spręsti apie melagį. Na, jeigu kalbėti apie melo detektorius, tai irgi toks, kaip atrodo melo detektorius? Matuojama odos poligrafas varža. Vadinamas. Odos varža. Ir kai žmogus meluoja, jinai keičiasi.
Bet galiu pasakyti, skaičiau tokius tyrimų duomenis psichologinius, kad dalis žmonių, būtent nerimastingos asmenybės, jiems detektorius irgi rodo, kad jie meluoja, kai jie nemeluoja. Jie tiesiog gali jaudintis. Taip. Čia kaip mano klientai, studentai, ypač anksčiau tokių būdavo, kurie, kai nesvarbu, kad jie turi bilietą pažymėtą troleibuse, bet kai jie eina kontrolė, jiem pradeda plakti greičiau širdis, reiškia visa fiziologija reaguoja, tarsi jie neturėtų to bilietą. Tai va tas fiziologinis būdas atrodo netgi ir toksai nėra pakankamai geras. Bet neverbaliniai būdai, tai čia aš labai pritariu, tai nuostabus būdai. Pavyzdžiui, kokie? Pavyzdžiui, jeigu meluoja artimas žmogus, iš karto gali pajausti, vat, kaip sako moters intuicija, kad jisai sako tarsi truputį kitokią intonaciją, tarsi kitus žodžius parenka. Netgi galbūt smulkiai, nepasakytum iš ko, bet daug mažyčių smulkmenėlių. Pavyzdžiui, aš kokį labai mėgstu būdą, jeigu aš jau pradedu įtart, kad man meluoja, tarkim, dukra ar kažkoks tai draugas, tai aš jam užduodu staigų klausimą. Ir staigus atsakymas, jeigu jis nespėja, jeigu jis suabejoja truputėlį, jis užstringa trumpam prieš atsakydamas, aš žinau, taip, tikrai meluoja. Nes jeigu viskas aišku, nėra jam ko strikti. Tikrai taip. Čia jeigu mes kalbam apie neverbalinę, taigi apie kūno kalbą, yra manoma, jog melagis, meluojant žmogus dažnai ima liesti nosies galiuką arba trinti ausies spenelius. Ir tada galima įtarti, kad žmogus, jeigu jau nemeluoja, tai bet kažko susijaudinės. Bet yra dar tokių žmonių, va taip vadinamas teatrališkos, demonstratyvios asmenybės, kurios labai gerai moka meluoti. Jos visą gyvenimą kažką tai vaidina, tokie, kaip ir sakyti, sudegusio teatro aktoriai arba aktoriai iš prigimties, įvairiai to žmonės galima vadinti. Jie taip įsijaučia į tai, ką pasakoja, patys tuo tiki, kad iš išorės irgi atrodo labai tikinamai. O čia, taip sakant, receptas, kaip meluoti, jeigu klausytojas norėtų meluoti. Bet visgi mes kalbam apie atpažinimą, nes tu pasakei savo tokį būdą, kaip atpažinti melą. Jeigu tu įtari, kad kažkas meluoja tau, tu iš karto staigų klausimą jam keli ir tada žmogus pasimeta. Tai, o mano yra toks labai pamėgtas būdas, kada mes kalbam apie tą verbalinį lygį, kada ką žmogus mums sako. Tai va, mano labai yra mėgiamas būdas, jeigu aš įtariu, kad žmogus man pasako istoriją kažkokią ir jinai įtartinai yra tokia sušukuota, su faktais, viskas yra gerai, tada aš jau paprašau tą pačią istoriją papasakot atbulai. Nuo pabaigos iki pradžios. Atbulai. Ir čia žmogus sutrinka. Jeigu jis meluoja, 99% žmonių negali papasakoti tos pačios istorijos atbulai, nes jų psichika veikia tik tai vieną pusę. Jie sukuria istoriją nuo pradžios iki pabaigos. Ir jų smegenis ją taip ir prisimena. Tai va čia toks mano mėgstamas būdas. Oi, klausyk, labai geras būdas, aš pritaikysiu savo praktikai. O aš, pavyzdžiui, tuos melagius istorijų kūrėjus... Taigi, grįšime ir toliau kalbėsime apie kaip atpažinti melą. Eteryje laida Ego. Prie mikrofono psichologas Andrius Kaluginas. Taigi aš noriu savo mintį pratęsti, kaip atpažinti melagius. Jeigu būna tokių klientų, kurie pasakoja ir taip viskas gražiai atrodo, taip ypatingai, žmogus taip kenčia, kaip iš meno kūrinio. Tai faktiškai man tai yra raudona lemputė, kad tas žmogus vis dėlto greičiausiai meluoja. Ir čia iš viso atpažinimas, jisai žiūrint kokią asmenybę, kokio charakterio asmenybę meluoja, nes labai tai priklauso. Aktorius gali per daug suvaidinti. Sakysime, jeigu susiduriam su psichopatu, tai jo melavimą labai lengva laikė. Užtenka su juo kažką susitarti ir pasižiūrėsi, kaip susitarimai bus vykdomi ir nereikia netgi labai daug, vienu žodžiu, patikrintą žmogų. Bet dar yra tokie įdomus atvejais, čia stiprių asmenybių naudojimas. Tiesiog žmogus apsisprendžia viena kažkokia tema meluoti gyvenime. Visom kitomis nemeluoja, yra nuoširdus, o viena, tarkim, slepia neištikimybę, bet slepia ją užtikrintai, labai tvirtai ir tą savo gyvenimo sritį yra nusteikęs nieko neįleisti, nejaučia jokio kaltės graužimo. Tokius žmonės pagauti yra iš tikrųjų labai sunku. Čia, matyt, reikia pritaikyti visus įmanomus būdus. Moterų tipiškas gaudimo būdas yra mobilių telefonų tikrinimas ir taip toliau, nežinau, kiek čia moralu, bet netgi seklius samdo, bet ką daryti. Jeigu tiesa turi būti išaiškinta, žmogus būtinai nori ją išaiškinti, matyt, visi būdai tinka. Ir jau vien per neverbaliką nepagausiu tokio žmogaus.
Tik tai aišku, čia klausimas kyla, pagavai, o ką toliau daryti? Atleisti, neatleisti? Tai va čia ir yra tokia didžiulė melo dilema, kurią mes turbūt ir norėtumėm pabaigti šią laidą, kadangi laikas eina į pabaigą, apie tai, kasgi trukdo atpažinti kartais, trukdo atpažinti melą. Ogi paradoksalu, tačiau trukdo mūsų nenoras žinoti tiesą. Be to, dar yra labai svarbu, kad netgi demaskavę melagį mes nesam garantuoti, kad sužinosim tiesą. Taip, be abejonės, ir arba su tom pačiom neištikimybėm, sakai, nenorą žinoti tiesą. Aš irgi dažnai susiduriu, moteriškė kažkokia tai jau yra, nujaučia, kad kažkas su vyru ne taip. Ir sakau, tai tikrai patikrink tą telefoną, patikrink, sužino. Jis sako, ne, aš netikrinsiu. Mes sako, o kas bus, jeigu aš sužinosiu, o ką mes tada darysime? Tai geriau, tegu taip ir lieka. Ir jinai turi teisę pasirinkti šitą. Jinai turi teisę netikrinti, nežinoti tiesos, sergantis žmogus yra nelinkęs dažnai eiti pas gydytoją, kad nesužinotų tiesos. Aišku, gaila, kad jis nesigydo, bet galbūt sužinojęs jisai iš karto nusisirgs ir praras bet kokią viltį. Taigi, tas teisė nežinoti tiesos, jinai gali žmogui kažkaip tai taisyti nuotaiką, kurti viltį, optimizmą, netgi taip. Ir tada gaunas labai keistas klausimas, iš tikrųjų, ar visada tas melas taip yra blogai? Ir tas klausimas iš tikrųjų yra labai rimtas, nes, pavyzdžiui, kada mes nenorime žinoti tiesos, toks irgi buitinis pavyzdys, mes dovanojam šeimininkui, ateinam į svečius, dovanojam kažkam dovaną, argi mes norim aiškintis, ar patiko ta dovana, ar nepatiko, nes jeigu šeimininkas pasakys tiesą, kad nepatiko, mes nežinosim, ką su tą tiesą reikės daryti. Ką reikės daryti? Gražinti, ar įsižeisti, ar verktis, sielvartau. Nes dažnai būna, kad nenorėjimas žinoti tiesos yra grįstas tuo, kad mes nežinome, ką reikės daryti, jeigu sužinosime tiesą. Tai yra paradoksas. Melas apskritai turi labai daug paradoksų ir tai yra labai plati ir įdomi tema, bet dėja. Šį kartą laikas mūsų baigėsi ir labai norėjau padėkoti visiems, kas klausėsi. Tema tikrai įdomi. Žinoma, labai malonu buvo išgirsti mano kolegės, psichoterapeutės, nuostabios moteris, Genovaitės Petronienės nuomonė. Tikrai buvo labai geras eteris su ją, tai ačiū tau labai. Ir tau ačiū, ir ačiū klausytojams visų pirma. Kaip tau patiko laida? Oi, man šitą temą aš dar mąstyčiau ir kalbėčiau su tavim. Jo, nes iš tikrųjų yra labai plati ir manau, gal kažkada grįšime, jeigu klausytojai parašys savo pageidavimą, kad norėtų dar apie tą temą, nes jinai tikrai yra labai plati. Pavyzdžiui, mes net nepalietėm patologinės melo dalies, vadinamos mitomanijos, pseudomanijos ir taip toliau. Tikrai plati tema, bet laikas dėja baigėsi. Taigi, ačiū labai visiems, geros dienos, ačiū, kad klausėtės. Viso geriausio.